Pateikiamas Seimo nutarimo projektas, kuriuo siūloma pratęsti laikinosios tyrimo komisijos darbą iki birželio 27. Seimas sudarydamas laikiną tyrimo komisiją buvo pavedęs ją atlikti tyrimą iki birželio 20 dienos. Komisija surengė 6 posėdžius, kurių 3 buvo skirti išklausyti teisėjas Neringos Venckienės paaiškinimų ir atsakymai į komisijos narių klausimus, kreipėsi į įvairias institucijas, Generalinę prokuratūrą, Vidaus reikalų ministeriją, Teisėjų garbės teismą. Taip pat antstolė dėl medžiagos tyrimų klausimų pateikimo nagrinėjo gautus atsakymus. Komisija uždarame posėdė birželio 20 dieną susipažino su Generalinės prokuratūros pateiktais ikiteisminio tyrimo duomenimis. Komisija iki nustatyto laiko nespėjo priimti sprendimą dėl komisijos pažymos ir Seimo rezoliucijos projekto, todėl prašo pritarti Seimo nutarimui, kuriame būtų pavesta tyrimą atlikti iki birželio 27. Gerbiami Seimo nariai, pirmąjį komisijos sudėčiai vadovavo gerbiama Virginija Valtraitienė ir pirmasis posėdis įvyko tik po daugiau kaip savaitės. Gerbiami kolegos, vienos savaitės pritrūko Seimo laikinai komisijai dėl teisėjos Neringos Venckienės teisinės neliečiamybės. Kaip komisijos pirmininkas galvoju, kad pažymos ir rezoliucijos parengimui ir aptarimui komisijai užteks mažiau nei savaitės laiko ir siūlau pritarti šitam nutarimo projektui. Dėkui. Neišeikit, jūsų dar paklausti nori, krūva Seimo narių. Pirmas Kęstas Komskis klausė. Nėra. Aurelija Stanskienė klausė. Komisijos pirmininkė. Iš tikrųjų, jums neatrodo, kad jums, gal vis dėlto trūksta kompetencijos vadovauti komisijai, nes jeigu jūs padarote tokį, viešą pareiškimą, visiems visur nuskambėjus tokį pijarinį, kad jūs reikalausit video medžiagos, bet vis dėlto neparodot jokio stuburo ir tos medžiagos neišsireikalaujat, tai gal tiesiog, verta prisipažinti, kad nesu, kaltas ir nesu vertas ir užleisti vietą kitam, kuris sugebės išsireikalauti. Nes tai, kad Seimo specialiai laikinai tyrimo komisijai teikiama video medžiaga, Seimui atskaitingų institucijų, tai parodo visiškai nesiskaitimas su Seimu ir jūs tai toleruojat ir leidžiat. Man taip neatrodo. Klausė Petras Gražulis. Gerbiamas komisijos pirmininkė, aš manyčiau, kad tikrai gana per ilgai komisija dirba. Kiek buvo sudaryta komisijų vieno ar kito Seimo nario ar teisėjo patraukti baudžiamą atsakomybę, ten faktiškai sprendžia klausimą 2-3 dienų laikotarpį. Jūsgi posėdžiaujat ne visą laiko kiekvieną dieną. Ką jūs ten darot? Kodėl jūs vilkina tą procesą kaip teisėtvarka, vilkina pedofilijos bylos procesą? Jūs irgi vilkinat tą procesą. Kodėl? Gerbiamas Seimo nariai, komisija dirba produktyviai, nieko nevilkina. Jūs galite susipažinti su komisijos darbo protokolais ir netgi garso įrašais, taigi jums toks atsakymas. Dėkui. Rytas Kupčinskas klausė. Ačiū. Gerbiamas pranešėjau, aš labai trumpai vis dėlto čia yra kreipimusi nemažai Seimo pirmininkę, į įvairias komisijas, tame tarpe ir etikos komisijas ir į mūsų komisiją. Vis dėlto, kaip jau buvo paminėta kolegės Stanskienės, tam tikros medžiagos mes irgi nesam gavę ir aš manau, kad vargiai čia dar spėsimės per tą pratęsimą, ką nors iš esmės ir labai rimtai apsvarstyti nuspręsti. Ačiū. Aš suprantu, kad jūs norėtumėte iki spalio 14 šią komisiją tęsti darbą, tačiau viskas, kas pateikta Seimo komisijai, yra išdalinta komisijos nariam ir jie turi visas galimybės susipažinti. Dėkui. Saulius Toma klausė. Ačiū, gerbiama pirmininkė. Sakykite, kolega, prieš apsisprendžiant, kaip ar pratęsti ar nepratęsti, man būtų labai svarbu žinoti, kai jūs paprašėte filmuotos medžiagos iš mergaitės pagrobimo įrašo valstybės vardu dirbančių pareigūnų daryto ir jie atsisakė jums pateikti, neva dėl to, kad ten yra galima pamatyti tą mergaitę. Tai sakykite, ar jūsų komisijoje yra žmonių turinčių teisę dirbti su visiškai slapta medžiaga ir jie galėtų pasižiūrėti tą įrašą, ar nėra nei vieno? Vakar buvo pateikta visa prokuratūros medžiaga, kuri susijusi uždarais posėdžiais, kur Seimas pritarė tam, buvo peržiūrėta. Taigi aš kaip komisijos narys
dar nesusidariau bendros nuomonės, kokias reikia išvadas priimti, bet manau medžiagos užtenka. Likitas Kernagis klausia. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas pranešėjau, noriu paklausti tokio labai paprasto klausimo. Jūs ką tik paminėjote, jog komisija dirba produktyviai ir tiksliai. Viešoje erdvėje teko paskaityti, jog jūs komisijos narius vadinate kontuzitais ir dar visokiais kitokiais epitetais. Ar tai yra gero rimto darbo rodiklis? Na, gerbiamas kolega, dėl kontuzijų, tai čia nereikia priimti taip asmeniškai jums, kaip Seimo nariai. Nepriimkite taip asmeniškai, o noriu pasakyti, kad komisija dirba ir buvo įvardinta priežastis, kodėl mums pritrūko savaitės. Tai buvusios pirmininkės organizuotas posėdis po savaitės, tai tos savaitės ir pritrūko. Gerai, ačiū kolega, dabar jūs jau atsakėte visus klausimus. Po pateikimo Aurelija Stancikienė už. Aš be abejonės esu už šitos komisijos darbo pratęsimą, tuo labiau, kad šiandien Seime įvyko visuomeninės komisijos sudarytos žinomų teisininkų, buvusių konstitucijos kūrėjų, užėmusių kitas valstybės svarbias pareigas asmenų, žmogaus teisių gynėjų. Komisija pristatė savo išvadą, kur labai aiškiai iš esmės netgi konstatuoja, kad yra valstybės vardu padaryti labai rimti eilės konstitucijos straipsnių pažeidimai. Ir čia jau reikėtų šnekėti ne apie teisėjos Neringos Venckienės teisių, imuniteto panaikinimą, kažkokių teisių suvaržymą, bet reikėtų šnekėti apie labai rimtą apskritai atsakomybę visų valstybės institucijų dalyvavusių prievartos veiksme. Tai aš manau, kad labai gerai, kad komisijos darbo laikas bus pratęstas, nes iš esmės tikrai reikia laiko susipažinti ir su tos komisijos išvadomis ir medžiaga. Ir jeigu Seimo pirmininkė nežinoma, kad signatarai kūrė konstituciją, turi teisę pareikšti savo nuomonėje, ją pareiškia. Ir iš tikrųjų labai gaila, kad Seimo pirmininkė nežino, kad jau 2 savaitės jie posėdžiaudavo ir jie iš esmės tokias išvadas rengė. Tai iš tikrųjų siūlau būtinai pritarti ir komisijos darbą pratęsti, kad komisija galėtų išsamei susipažinti ne tik su vienašališkai pateikiama medžiaga, bet ir su visuomenininkų pateikiama medžiaga. Nelabai supratau, kokia čia buvo kreipinys į mane ir ką aš turėjau čia daryti, bet gal galim bendru sutarimu pritarti komisijos sudarimui. Tai pratęsimui. Ar galim bendru sutarimą, reikia balsuoti? Ką? Balsuojam, prašau, kas už tai, kad pritarti Seimo nutarimui dėl komisijos darbo pratęsimo balsuojate už, kas turi kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote. Balsavo? Balsavo 73, už 67 prieš 4 susilaikė 2, po pateikimo pritartas svarstymas. Egidijus Klumbys kviečiamas į tribūną diskusijai.